40 laipsnių lauke. Zion National Park. Čia yra tokia vieta Jutoje. Va, sėdžiu va, su drabužiais, vandenį. Iš tikrųjų, karštis labai toks jaučiamas. Bet ką norėjau pasakyti iš tikrųjų? Norėjau pasakyti ne apie karštį, apie tai, kaip galima čia pasijausti ir galbūt ne tik čia, bet ir kitose nuostabiuose, tikrose, stipriose gamtos vietose. Ką tai reiškia pasijausti ir ką tai reiškia būti tokioj stiprioj vietoj? Na, turbūt yra skirtumas. Aš iš tikrųjų va taip žiūriu tuos kalnus ir jaučiu tą tokį skirtumą. Mes ką tik grįžom iš Las Vegas. Dingo mūsų lagaminai. Mes penkios moterys atvažiavom, žodžiu, likom be lagaminų. Netrukus bus už savaitės dar po mūsų kelionės bus dar didelis gran renginys. Keliasdešimt tūkstančių žmonių, žodžiu, bet tai nesvarbu, mes nuėjom. Ką norėjau pasakyti, palyginti, reiškia, su tuo, ką Las Vegase pamačiau. Mes nulėkėm, žodžiu, nusipirkti kelis daiktus, nes visiškai neturim daiktų, kuo apsirengti. Ir kas įdomu, kad va čia, kai sėdi tokioj va šventykloje, ar ne, gamtos šventykloje, ir tu jauti savo ryšį su šita aplinka, su upe. Aš palyginu su tuo pojūčiu, kai esi Las Vegaso shopping centre. Nu ir Vilniaus tas pats, aišku. Tai yra kaip dangus ir pragaras. Dėl to labai yra faina, kai surandam tokią vietą, kur galim susijungti savo vidinę širdimi su tuo, kas mus supa. Tai yra su gamtos namais, su ta vieta, kur mes galim pasikrauti, atsigauti, įsikvėpti ir patirti kažką labai ramaus, labai gero, tyro. Anksčiau nemokėdavau būti viena, tyloje, ramybėje, su savimi. Visą laiką protas ieškojo, ką reikia veikti. O tai ką ten veikti? O taigi, ką tu ten nuvažiavus darysi? O tai ką, sėdėsi ant kelmelio? O tai ką, nusivaudysi, o ką toliau? O čia ir esmė, kad kai išmoksti, kai patiri tai ir tai pripažįsti, kad iš tikrųjų yra kažkas daugiau mumise, ne tik tai šitas lagaminas išorinis, o kažkas yra viduj to lagamino, tada yra labai gera gyventi. Labai ramu, labai saugu, labai gera. Ir tada tu gali pasitikėti. Plaukdamas tą gyvenimo upę, gali pasitikėti tą upę, tą tėkmę ir tais, kurie tave prižiūri toje tėkmėje. Svarbu tik žinoti, į kokį uostą plaukti. Tik tais tiek tai reikia žinoti. Ir pasikliauti. Ir leisti savo kuo daugiau būti, atrasti vat štai tokias vietas. Manęs klausia, kodėl tu daliniesi, kodėl tu apie tai pasakoji. Jau senai bepasakojau, tiesą sakant, nors keliauju labai daug po pasaulį ir dažniausiai iš kiekvienos vietos parsivežu įspūdžių, vaizdų, įkvėpimo. Kodėl aš pasakoju? Paprastas atsakymas. Nes žmogus vienas laimingas būti negali. Ir kuo daugiau žmonių patirs savo vidinę erdvę ir ryšį su išorinė aplinka, su kūrėju, su šaltiniu, netgi su tuo, ko jisai nepažįsta, bet kažką tai jaučia, tai tuo daugiau bus laimingų žmonių. O laimingas žmogus tas, kuris žino, kur jisai eina ir kokia jo motyvacija tenai eiti. Tai vat mano motyvacija, kodėl aš dalinuosi apie holistinį gyvenimo būdą, dalinuosi apie holistinius instrumentus, apie kuriuos dabar nepasakosiu. Nenoriu reklamos daryti, užtenka jau. Žmonės kreivai šleivai supranta, kai daliniesi apie holistinius instrumentus, holistinę aromaterapiją. Man mieliau patinka rodyti holistinį gyvenimo būdą. Apie tai, ką aš patiriu kelionėse, gal per tai žmogus
iš tikrųjų kels klausimus, o kaip man tai pavyko? O kas įgalino keliauti, kas įgalino patirti save ryšyje su aplinka, kas įgalino būti kūrėja savo gyvenimo ir atsirasti štai tokioje vietoje, kur atrodo, bet kas gali nusipirkti bilietą ir atvažiuoti, ar ne? Bet tai yra kas kita. Tai yra kas kita. Bet mes kada nors pakalbėsim. Galbūt atvažiuosite pas mane į sodybą, padarysime jaukų aromą susitikimą ir aš tada viską papasakosiu. O čia tiesiog džiaugiuosi tuo, ką matau ir dalinuosi tuo, ką matau. Kad kiekviena moteris, na ir vyras, aišku, atrastų savo uostą, į kurį teka ir pasitikėtų tą tėkmę. Štai kaip aš sėdžiu upeliai su drabužiais. Nebijau nei karščio, nei upelės, nei kas joje gyvena. Moteris vakar sakė, matė gyvatės čia plaukiojančias. Bet aš žinau, kad esu saugoma. Nes plaukiu į savo uostą. Tai va. Gražios jums tėkmės, aistringos, įkvepiančios tėkmės ir tikėjimo, pasitikėjimo ir tik ėjimo. Tebūnie.